Diena yra vasario 16. Tai nors pirmadienis, tačiau žinoma mums šventinė diena. Daugeliui turbūt iškyla klausimų, kaip reikėtų švęsti tą šventę. Na, pas mus priimta. Jeigu šventė, tai yra vaišės, tai yra važiavimas į svečius, tai yra linksmybės ir panašiai. Tokios šventės lyg ir kviestų susimastyti apie Lietuvą, pergalvoti visą tai, kas mes esam, kokie mes norime būti ir kaip galime džiaugtis tuo, kad esame laisvi, kad žinome, kas yra laisvės kaina ir ją galime įvertinti. Na, o šiandieną mes norime pradėti šventiškai, nesigilinsime į problemas, į bėdas, mes tiesiog kreipiamės į savo bendradarbius, su kuriais ilgai dirbame programoje Radio Ekranas ir paprašėme išmokti eilėraščių apie Lietuvą. Taip, tiesa, pavyko susisiekti ne su visais, matyt, kai kas šventė kitas šventės prieš tai. Greičiausiai. Bet turime labai įdomių žmonių. Kad broliai išmoks eilėraštį apie Lietuvą, aš tiesą pasakius nesitikėjau, bet jie rezultatas yra. Parodė rezultatą. Taip, tai pirmasis. Pirmasis mados karalius Žužu mums paskambino, jau sakė, kalė atmintinai. Žužu, tik būkit geras, nesinaudokite užrašais, kaip sakant. Špargalkim. Bonjour, bonjour. Čia mados karalius Žužu. Bandausi jėgas irgi šitame eilių konkurse. Aš Lietuvą tėvynę myliu, nors neatsispiriu Paryžiaus trotuarų vyliams. Kai pasipuošęs podiumų žingsniuoju, aš tarsi rankų darbo trispalve mojuoju. Tačiau yra kita medalio pusė. Savam kraštegi pranašu nebūsi. Ir mūsų muzikams atrodau kaip idiotas, nors esu širdyje otkultūrinis patriotas. Merci. Nu va, žmogus patriotiškai nusiteikęs pasirodė. Tikrai puikus eilėraštis. Na, Žužu dažnai būna Paryžiuje, bet matai prisipažįsta mylys ir Lietuvą. Na ir dabar galų gale broliai. Jie laiko ragelį stipriai rankoje ir yra pasiruošę išsakyti jums savo išmoktą eilėraštuką. Tai vyrukai pirmin. Broliai. Labą dieną, labą dieną. Ir mūsų eilėraštis treneris išmokina. Lietuva kaip kamuolys. Lietuva kaip krepšinio aikštelė, o gyvenimas kaip kamuolys. Kai baudoji tada pasodina, kai pataikai, tai taškai būna 3. Nes broliai už jūs visada, a mūsų sesuo Lietuva.